Aiškinam vietą. Labas, mieloji mergaitė. Kuom tu užsiėmusi? O kokiu tikslu, tipo, įkišti į ten savo kūną? O gal tu jau po to, kai ištrauksi savo kūną iš ežero, panorėtumei atvažiuoti mielą draugą surasti kažkur tais vidury Lietuvos? Nu, kažkur tais esu. Tai nesvarbu, jeigu tu važiuosi, tai tada mes aiškinsimės, kur aš esu. Ar tu atvažiuos? Tai tada dabar mes aiškinkimės, kur aš esu. Reikia važiuoti per Anykščius, per upę pervažiuoti. Jo, Anykščiuose pervažiuoti per upę ir važiuoti ant Troškūnų. Tai vienu žodžiu, aš Anykščiai Troškūnai kelias. Tame kelyje dabar neįžiūriu tiksliai kilometro, bet paskui gal aiškiau pasakysiu. Tai va, tai ką žinau, tai aš lauksiu tada. Jo, tu paskambink, aš gal jeigu ką pabandysiu tranzuoti, tai jeigu ką, tai susiskambys. Nu, iki. Susitarėm dėl Padboro. Mieloji draugė Jolanta įmerkus savo kūną į ežerą. Važiuos manęs paimti.
Važiuojam namo. Eisim tranzuot. Arba laukti aukos. Nežinia, kaip čia bus greičiau. Matysim. Žiūrėk. Išėmė! Išėmė tandemą! Jolka, tu išėmė tandemą? Išėmė tandemą? Tu šaunuolė, karočią. Būtum, jeigu Jolka atvažiavo su mano mašina, tai ten buvo alaus. Ai, pas mane irgi čia alaus nėra. Tu ką tai alaus? Aišku. Įstok! Nevažiuok, duok alaus! Ten pas tave, va šitom žaliam. Hui! Duok čia. Šia! Tadas, būdamas labai, Tadas sakau.